metais platinę lietuviškas knygas. Po 1863 metų sukilimų Rusijos imperijos valdžia uždraudė leisti knygas lietuvių kalba. Nuo 1864 metų visos knygos turėjo būti leidžiamos rusiškų raidynų. Lietuviai šiam reikalavimui priešinosi. Iš pradžių už slaptų knygų skaitymą buvo skiriamos nedidelės bausmės, kurias numatė rusų įstatymai. Vėliau, kai buvo pradėti leisti laikraščiai ir prasidėjo griežta agitacija prieš valdžios rusinamąsias priemonės, slaptųjų raštų priežiūra buvo pavesta administracijos organams. Jiems buvo suteikta teisė bausti nusikaltėlius, konfiskuoti bei deginti raštus. Žandarai savo darbą atliko itin uoliai. 1891 metais, 1893 vien tik sieną saugoję žandarai konfiskavo 37 718 lietuviškų knygų ir laikraščių. 1900–1902 metais 56 182. Į tą skaičių neįtrauktos tos knygos, kurios buvo rastos ir konfiskuotos visoje Lietuvoje. Širdys pilnos lietuviškų žodžių, nesudegusių amžių ugny. Jie iš tolimo sodžiaus į sodžių, ėjo sodžiai šitais nešini. Baltose lankose juodos avys, prie naktigunės laužo blausos, kaimo bernas maldaknygę gavęs, Dievo vardą per naktį slavizuos. Kai rėdės tarsi stacijas keliais, jis apeis, kai visas prisišauks, prie valančiaus klupus lyg smuteklis ir ilgėsis pasaulio gražaus. Prie žemaitės rymos apžavėtas savo brolių alpiais opuliais. Knygnešiai tarsi dūšios be vietos, eis per Lietuvą vargo keliais. Tų kelių tolumoj nepalaima. Baltos meškos urzgės, pūgos slaugia. Ten sapnuos lietuvišką kaimą ir grįžimo dienos nesulauks. Šitaip ėjosi ir miegai vyžočiai, su pasaulio šviesa širdyje. Paprasti kaip lietuviški žodžiai ir per amžius neramus kaip jie. Ir tamsėje naktį, pelkynus išbraidęs, drąsus knygnešys atkeliauja į pirkę. Ir šviečia kaip žvaigždės, lietuviškos raidės, su meile ir džiaugsmu mes jas esame pirkę. Tėvelė, mamytė, štai aukso altorius, nudžiugus mergaitė maldaknygę varto, o štai ir broliukui gražus lementorius. Paslėpkit knygas, raudonsiūliai prie vartų, kaip caro tarnai su ginklais įsilaužė. Kur knygos sakykit, ar ausys apkurto, ko norit beširdžiai, mums laisvę palaužė. Išėjo žandarai, kardais jiems pagrosė. Gerai, kad nerado, dar būtų pakorę, nusinešė džiaugsmo ir šventąją dvasią ir skaito susėdę į aukso altorių. O lietuviška knygelė, kaip maloni man esi, ar per šitą vandenėlį, per rubežių eit gali? Lėk ir bėki, žodį brangus, pribūk kalba prigimtoji, kurius priešai mums pavydi, skerdis kelio tau užstoja. Ir tamsąją naktį pelkynuos išbraidęs, drąsus knygnešys atkeliauja į pirkę ir šviečia kaip žvaigždės lietuviškos raidės. Su meile ir džiaugsmu mes jas esame pirkę. Dabar kviečiame tarti žodį mokyklos direktorę. Labai vaikai džiaugiuosi, kad mūsų kraštas yra turtingas tokiais žmonėmis, kuriuos atsimena ne viena karta. Ir šiandien mes švęsdami arba tiesiog minėdami knygnešio dieną, kurią švenčiam kovo 16-ąją. O kodėl kovo 16-ąją? Turbūt žinote, kad 1846 metais kovo 16 dieną gimė Jurgis Bielinis, kuris ir organizavo visą knygnešių tą, sakykime, veiklą. To žmogaus atminčiai, tai buvo žmogus, kuris davė pradžią knygnešių veiklai ir yra skirta šita diena, va šita data būtent
Todėl šiandien su dideliu malonumu ir su dideliu pasididžiavimu netgi kviečiu ir pristatau jums mūsų svečią, kuris daugiau turbūt prisistatys pats, nes mes dar jį labai mažai pažįstam, tik tai iš popieriuko, jisai papasakos jums ir apie save. Ir kaip man kabinete sakė, papasakos tokių dalykų, kurių aprašytų nerasime. Taigi, pasiklausykim visi atidžiai ir kas būtų smagiausia, jeigu dar turėtumėt daug klausimų, į kuriuos tikrai pasiruošęs mūsų svečias jums atsakyti. Ponas, prašau. Tai aš gal dar pirmiausia, nežinau, direktoriai nepasakė, gal pirmiausia norėčiau paprašyti jūs pasirašyti, mes turim tokią mokyklos garbės knygą, pasirašyti joje, kad tiesiog, atsipalaiduotumėt truputėlį, kad jaustumėtės drąsiau, tai prašom čia. Tai galbūt pirmiausia prisistatysiu. Esu Julius Proškus, gimęs ir augęs ne šituose, bet gimęs šituose kraštuose, mano seneliai, proseneliai. Čia yra gimę, čia yra užaugę ir čia palaidoti. Bet yra Dievas, taip likimas lėmė, kad prosenelių ir mamų ir tėvų kūnai yra ne čia, bet yra vienas visam margam pasauliui, pradedant nuo Vilniaus Tuskulėnų kapų iki Sibiro platybėse miškuose. Yra ir taip. O man lėmė, reiškia, likimas susitikti su jumi ir labai aš dabar jaudinuosi, labai man gražu, kad tokius jaunimas auga mūsų krašte. Ir čia iš tikrųjų, mes visiems savo svečiams įteikėm tokius simbolinius, tokias dovanėlės nuo mokyklos. Tai čia yra ženkliukas, mes gal dabar tiesiog taupydami laiką vėliau jums seksim jį. Čia tiesiog mūsų mokyklos ženkliukas ir, rašiklis, kad jūs galėtumėte dar daugiau tų minčių surašyti įvairiausių. Labai ačiū, labai dėkingi. Ir klauskit, vaikai, tik tai klausykit ir klauskit po to. Nežinau, aš jum, kad būtų drąsiau, gal ką nors pats pradėsiu. Savo senelių knygnešių, tai aš, kaip sakant, jų ir nepamenu, kadangi buvo tokia situacija. Senelis mirė 1942 metais, vasario 14 dieną, o būtent tą dieną aš gimiau. Reiškia, vienas išėjo iš to pasaulio, kitas atėjo. Tai buvo lemta, kad aš jo neprisimenu. O liko tik tai prisiminimai, liko rašytiniai, kokie knygas, kas surinko, kas kur kaip. Yra labai gerai žinoma, kad jis tas knygas nešė dar anais laikais, jis pats yra gimęs 1866 metais. Ir jau būdamas suaugęs, aišku, ne vaikas, nešė tas knygas iš Prūsijos, iš dabartinės Kaliningrado srities, iš Tilžės, ten iš Karaliaučiaus ir platino šituose kraštuose, kadangi čia buvo draudžiama jau po tos spauda tą ir taip toliau. Reiškia, o jį išmokė, reiškia, knygnešystės tos jo tėvas, Jurgis Praškevičius. Jurgis Praškevičius, kuris yra kilęs iš Kalvių, irgi netoliese čia, bet įsigijęs, buvo nusipirkęs žemės Pakrovų kaime, Valaką, ir ten jisai ūkininkavo, bet irgi buvo apsišvietęs žmogus. Pirmiausia, nešė tas knygas Kalvių apylinkės žmonėm, o paskui, kad atsikėlė čia, taip, reiškia, čia pratęsė tą darbą. Taip išmokė savo sūnų ir tęsė tą darbą. Iki baigėsi tokie draudimų spaudos metai. Ką daugiau, reiškia, bendradarbiavo, žinoma jums ar nežinoma, reiškia, šituose kraštuose užaugo poetas, rašytojas Liudas Gira.
jis kaip tik vat Stakliškėse nuo mažens, paskui jį išaugino, baigė mokslus, išėjo iš ten. Ir nežinau, kaip jį reikėtų irgi paminėti, kada galbūt jisai kontroversiškas buvo, gal jį dabar kažkas tai smerkė, kad jis ten išėjo karo laikais į Maskvą. Bet kur tą laiku galim pasiduoti. Ar į Berlyną, ar į Maskvą, ar pas Hitlerį, ar pas Staliną. Iš dviejų blogybių, reiškia, pasirinko vieną. Bet jisai šiaip savo tai buvo mūsų kraštietis ir labai bendradarbiavo su tais knygnešiais. Jie dirbo, reiškia, tas knygas ir taip toliau nešė šito krašto žmonės. O kad reikėjo šitą kraštą šviesti lietuviškai dvasiui, tai būtinai reikėjo, nes visi aplinkiniai bajorai, vadinami šlėktos, jie buvo sulenkėję, žiauriai sulenkėję ir žiauriai lenkino mūsų kraštą. Nes buvo netgi iš mano prisiminimus, kuriuose aš augau tų senelių, sakydavo taip, kad jeigu tą bajorą prakalbinsi lietuviškai, tai jisai nusikeikdavo lenkiškai ir pravydavo jį iš viso, kad nekalbėk. Reiškia, buvo netgi toks atvejis, kad mano motina gimusi yra Stakliškių šitose apylinkėse, Stakliškių miestelė čia netolies. 1900 metuose. Ir kada jį jau pasiekė, užaugo iki 6 metų ir kaip paprastai reikėdavo eiti, išmokti poterius ir eiti į pirmos komunijos, į bažnyčią. O bažnyčioje buvo, reiškia, tuo laiku lenkinama. Kažkoks lenkas kunigas ar kažkas tai buvo. Ir ne vienas buvo, jų čia keletas buvo. Tais laikais kunigų daug, dabar tai tik vienas ir tas. O tais laikais buvo daug. Pasakė, jeigu išmoksi lenkiškai poterius, tada priimsiu pirmos komunijos. Nemoki lenkiškai poterių, nereikia pirmos komunijos. Nereikia, viskas. Sakydavo taip, nes buvo toks priežodis. Sako, lenkų kalba tai yra Dievo duota, o lietuvių kalba tai yra mužikų chamiška kalba. Ir jos ją reikia išbraukti iš gyvenimo. Tai vien tik tai tų mūsų knygnešių dėka išliko. Mes kalbam dabar lietuviškai. Mes skaitom, rašom lietuviškai. Vien tik tai tų žmonių dėka. Nes kitaip juos nebūtų buvę iki šiolika. Nebūtų išlikę. Nors tą kalbą reikia saugoti, gerbti, kadangi jinai yra viena iš seniausių pasaulio kalbų. Kaip žinote, kad čia yra tikrai unikali kalba ir todėl ją reikia puoselėti ir saugoti. Tai va tiek žinių. Nežinau, kas jums dar domina, dar kažką tai galiu pasakyti. Jeigu tik iš šitų Stakliškių kraštų, tai tiek. Dabar aš dar vieną tokį epizodą, kaip buvo lenkinamas tas kraštas. Čia netoliese Aukštadvario seniūnija, Alešiškių kaimus, kaip jūs girdėjote. Aš ten užaugau, kaip tik pokario laikais. Ten man teko augti pas tokį ūkininką Biziulevičių. Tai jis irgi tuos gyvosius atminties labai daug turėjo. Jis jau 26 metais, kada buvo nepriklausoma Lietuva, kada buvo Aukštadvaryje įsteigta gimnazija, Lietuvose Gudžionių mokykloje, reiškia įsteigta pradžios lietuviška mokykla, o Alešiškių dvare, dvarininkas laikė lenkišką mokyklą. Ir, reiškia, vyko kova, kuris daugiau mokinių pritrauks į savo tą lenkišką mokyklą ar į tą lietuvišką mokyklą. Tai reiškia, tas Biziulevičius leido savo vaiką į lietuvišką mokyklą. Tai toks buvo, šlėkta, lenkomanas, ten jį miške pasaugojo tą vaiką, pirmų kartą einant su botagu. Apkolėjo, apčaižė ir neleido eiti į tą lietuvišką, eiti į lenkišką mokyklą. Būtinai varu, prievartą, išgąsdinti. Tai tėvas, aišku,
pasiėmė ten, turbūt, nežinau, kaip tenai įvyko, bet žodžiu sutvarkė tą reikalą. Nebuvo. O iš to, reiškia, kuriuo nenorėjo leisti tą lietuvišką mokyklą, išaugo žymus Lietuvos profesorius, Stasys Bizilevičius, mokslų daktaras ir taip toliau. Dabar jo sūnus irgi, reiškia, buvo Gediminas mokslų daktaras, o dabar Ainis Andrius Bizilevičius yra Versmių redakcijos redaktorius šiuo laiku. Ir ten, reiškia, mums žinomas Pugačiauskas dirba bendradarbis tų Versmių rašytojus. Tai va tokie dalykai, reiškia, netgi tais laikais, va jau kada negalima buvo drausti. Man dabar keista, nežinau, kaip jūs galvojat, Šalčininkų rajone, kur pavadinimai Šalčia, Šalčininkai, Šalčia, grynas lietuviškas pavadinimas. Kaip gali ten bujuoti šitokį dalykai, kaip Tomaševskis savo tą politiką ardančiąją. Gerai, jeigu jau tu Lenkas, tai Lenkas gyvenk, bet čia man kažkur tai nelabai asocijuojasi su Lietuvos šitais visais reikalais ir taip toliau. Nežinau, ką jau apie save. O aš, reiškia, jeigu apie save, jeigu jums įdomu, tai galbūt nelabai. Tiek to aš, dabar kaip matot, su uniforma, tai yra Šaulio Lietuvos šaulių uniforma. Turiu valstybinį apdovanojimą. Tas valstybinis apdovanojimas yra už sausio 13-osios įvykius. Aš buvau parlamento gynėjas, nes tais, tuo laiku baisus buvo laikai. Tuo laiku baisus mes stovėjom ten arba pasidavę priesaiką, arba gyventi, arba mirti. Užėmėm gynybos pozicijas parlamente dabartiniam, pasidarėm barikadas ir patikėkit, mes ginklų, tų šaunamųjų, greunamųjų, skaitykit, kad taip neturėjom. Gal patys apsauginiai vienas kitas kažkokį tai pistoletėlį, su kuriuo ten prieš tuos tankus nelabai kažką padarysi. Pagrindinis mūsų ginklas buvo Molotovo kokteiliai. Ką tai reiškia Molotovo kokteiliai? Molotovo kokteilis tai yra supilstytas benzinas į butelius. Kamštis numestas, o įkištas toks daktis knatas vadinamas į tą. Ir kada, jeigu tankas važiuoja, reiškia, uždegi su tą benziną ir tą bonką mesi ant to tanko, kad ten sprogtų ir degtų viskas. Tai tie to kokteilių buvo pilni koridoriai sustatyta parlamento rūmuose. Tie parlamento rūmai, reiškia, nuo benzino kvepėjo, taip kaip, nežinau, kažkokio tai degaliniai. Jeigu ten būtų puolę tą naktį mus, nes ten gyvas žiedas aplink parlamentą, buvo gyvas žmonių žiedas, ten keletas tūkstančių. Sustatė žiedų autobusus, mašinas, kuo kas galėjo, užbarikatavo langus, armatūrą, ten prinešė visas Vilnius, ten gynė. Mes viduj, reiškia, laukim to momento, tačiau belaukiant, reiškia, išgirdom, kad televizijos bokštą paėmė, tankai pajudėjo jau iš ten kitur, link radijo ir televizijos šitos komiteto direkcijos. Bet pro mus pravažiavo ir nuvažiavo mūsų, kažkaip tai išvengė. Paskui aušra, pradėjo jau aušti aušra ir mes, reiškia, liko mums viltis, kad, reiškia, nepuolė, kažkodėl tai nepuolė. Reiškia, vilkai ryte nepuola. Naktį, reiškia, naktis praėjo laimingai ir aušra, jau vilkai kažkur kitur nuėjo. Taip ir išliko. Jie tikėjosi, tie jedinstvininkai visokie, ten Borukevičiaus, Jarmalavičiaus, tas komitetas visas dar ten kažkas galvojo, kad čia išgazdins.
galvojo, bet taip neįvyko. Davė ultimatumus, mums kelis ultimatumus, pačiam Landsbergiui tiesiog davė ultimatumus, kad žmonės paleistų ir taip toliau. Jeigu įdomu, aš pasakysiu, taip Landsbergis atsidarė langą prieš žmonės naktį ir pasakė žmonės sako, mums davė karinis miestelis ultimatumą, kad gali būti puolamas parlamento rūmai, kad nebūtų kraujo, žmonės įsiskirstykit, eikit namo. Tačiau, kaip žinoma, žmonės dar glaudžiau susitelkė į šitą apsupų įžadu. Ir matomai tie sovietiniai kariškiai pamatė, kad čia neįmanoma bus paimti gyvų, arba kažkaip taip ir liko. Tie, kurie paskui, man tai tik vienas dalykas, nežinau kaip jum, vienas dalykas yra įstrigo į atmintį ir dabar, reiškia, kurie stovėjom ten su klausimu gyvybė arba mirtis, o kiti buvo tokie, kurie sėdėjo namuose, iš valdžios didelių atstovų, sėdėjo namuose, sriūkčiojo konjakėlį, o paskui buvo išrinktas prezidentu Lietuvos. Tai čia spręskit jūs, čia istorijos, reiškia, gali būti tik tai nagrinėjimo tikslai ir taip toliau. Pavardės neminėsiu, dabar labai gerbiamas žmogus, amžinatilsį, bet tai buvo. Tai buvo. Vienintelis žmogus iš tos, reiškia, CK, ne vienintelis, reiškia, buvo Lionginas Šepetys. Parlamento rūmuose vaikščiojo, o Lionginas Šepetys buvo, kuravo partijos sekretorius Lietuvos CK komiteto, kuravo, reiškia, kultūrą ir tais laikais švietimą. Jis vaikščiojo visą naktį, buvo su mumi kartu ir tik tai vienintelis dalykas, priėjo prie mane, kalbėjom, aš turėjau šitą dujokaukę užsidėjęs, reiškia, jeigu rusai meta ten kažkokią tai dūminę šaškę, tai Šepetys sako, ką aš darysiu, aš neturiu, sako, vienintelis sako, kur čia man tą dujokaukę, sakau, prašau mano, nusiėmiau, šiam daviau, sakau, veidas maždaug tokio dydžio, kaip tokio numerio 4 kažkur tai. Tai sako, tu neturėsi. Sakau, aš žinau, kur yra, aš nueisiu, parsinešiu kitą. Tai gerai, ačiū, užsidėjau ant pečių tiek. Tai, žodžiu, Šepetys buvo ten, dar daug kas buvo, va tokie dalykai. Nežinau, gal klausimų iš tų laikų. Taigi, klausimų. Iš tikrųjų, aš norėčiau irgi tą paklausti, jūs gal ir visus, manyčiau, domina, tiesiog jūs gal prisistatykit ir pasakykit, ką jūs veikėte iki to savo garbingo amžiaus, kol jūs dabar tiesiog, ir esat kuopoj šaulių, bet ką veikėte iki to, kokioj mokykloje mokytės, aš manau, kad vaikams įdomu, nes kiek girdėjau, sakėt, nestakliškų rudirinėjimų mokykloje mokytės, tai papasakokit kokioj ir ką jūs, dar veikėt gyvenime iš tikrųjų, tai čia irgi labai svarbu, aš manyčiau. Ir gal apie senelį dar Labai aš tokių labai didelių darbų galbūt jaunystėje nenuveikęs, kadangi man buvo labai sunkios sąlygos gyventi, labai sunkios sąlygos mokytis, kadangi mano tėvo namai buvo sunaikinti. Aš likau tik tai, reiškia, po NKVD to invazijos ir to sunaikinimo, man buvo tik tai 3 metai. 3 metų, ar dar nebuvo 3 metų, reiškia, 44 metais, pirmojų smūgių, NKVD smogikai sudegino mūsų sodybą, iššaudė gyvulius, o mus, visus vaikus, šeima mūsų buvo, reiškia, 7 vaikai ir motina. Pasakė, rusų kalboj, sako, теперь идите куда хотите, на все 4 стороны. Supratot? Sako, dabar galite eiti, kur norit. Jūsų gyvenimas ant visų 4 pusių. Laisvė.
Mes likom taip, kaip stovim. Tiek. Jokių drabužių, jokių nieko, jokių santopų, jokių resursų. O taip reikėjo išlikti, išgyventi. Nu tai, kaip aš sakiau, gyvenau su motina, dėmi likimas ten pabūti. 14 metų ten Lešiškėse. Baigiau tenai tą 7-metę mokyklą, to laiko buvo egzistavo, 7-metę mokyklą. Toliau, reiškia, mes grįžom atgal į Gerulių kaimą čia, netoliese, Stakliškių seniūnijos. Mokiausi Butrimonių vidurinėje. Baigiau Daugų technikumą, esu inžinierius mechanikas. Dirbau, reiškia, Šilų kolūkio inžinierių mechanikų 18 metų. Punios kolūkio inžinierių mechanikų dirbom, paskui kilo tam tikri nesutarimai su valdžia. Aš buvau visada karingas, visada nebuvau partinis, niekada nebuvau komjaunuolis, kadangi mano tikėjimas neleido tam. Aš išėjau, reiškia, prasidėjau Kruonio statybą. Kruonio elektrinės, vadinant Kruonio elektrinės statyboje dirbau 14 metų. Reiškia, nuo pat pradžios ir iki paleidom tam tikrus pajėgumus. Reiškia, labai gerai žinau, ką tai reiškia Lietuvai energetikos statyba. Man dabar labai gaila energetikos ir Lietuvos ir visų žmonių, kad yra taip sunaikinta viskas, suniokota tiesiog. Nežinia, ko mes laukiam ir kas čia bus toliau, nes mūsų valdžia trypčioja vietoj, pirmyn atgal. Ir taip toliau. Statysim, sako, elektrinę. Labai abejoju, nepastatys atominės elektrinės, ne mūsų lietuvių kišenė. Ir dabar jau neturės prasmės, kadangi Kaliningrade stato Rusai elektrinę, už Vilniaus 50 km stato Lukašenka elektrinę atominės. Nu, tai kam Lietuvai dar elektrinė? Nereikia, absoliučiai. O ta Kruonio elektrinė, jinai labai bus reikalinga Rusų. Ir taip aš jaučiu, kad ją nupirks, ar paims, ar kaip. Žodžiu, kad sąryšis šitų atominės elektrinės ir Kruonio elektrinės turi būti tamprus sąryšis tarp jų, kadangi balansavimas tos elektros energijos reikalingas. Ir tam jos yra statomos. Toliau, baigus tą statybą, kada jau buvo reorganizacijos į pabaigą, aš išėjau statyti tiltus ir kelius. Iš 16 metų dirbau Kauno tiltų statyboje. Irgi labai įdomus darbas. Pastatėm Kaune Čiurlionio tiltą nuo pradžios iki galo. Jeigu teko kam važiuoti prie geležinkelio stoties, plataus, didžiulis tiltas, turbūt ko gero plačiausias Lietuvoje, Kaune, tai tikrai. Restauravom Aleksoto tiltą, pastatėm visus viadukus, tas vakarinis aplinkkelis Via Baltica, kiek siekė mūsų Kauno regionų. Restauravom ir pastatėm šitam Via Baltica kelią, tai yra automagistralės kelią, Kaunas, Klaipėda, ten tos viadukų visai eilė. Reiškia, ir didžiausią darbą dabar atlikom prieš kelis metus Vilniaus Gerosios Vilties žiedas, kur estakada eina link uosto. Kad dabar pirma tai buvo, reiškia, labai sunku važiuoti, tai tie per 2 metus visą tą mazgą, reiškia, tiltą per Nerį, tą estakadą visą link uosto, tai dabar belieka per tą Vilnių pravažiuoti 10 minučių, labai greitai viskas. Nu ir statoma dar, reiškia, vakarinis apvažiavimas visas nuo Gariūnų iki šito Ukmergės plento ir toliau, reiškia, nuo Gariūnų kitas pietinis, reiškia, važiavimas. Dar Kauno tiltų pastatyta yra dabar Klaipėdoje, reiškia, didžiulis žiedas 2-3 aukštų
irgi vat užbaigėm, reiškia, tą statybą. Klaipėdą, kada važiuosit, Palangą vasarą pamatysit, prieš Klaipėdą atvažiuojant, reiškia, didžiulis, tokie nuvažiavimai, estakadų, žiedai, važiavimas. Tai čia viskas yra statyta Kauno šitos bendrovės, Kauno tiltų. Nu, ir kur tiesiogiai man teko dalyvauti. Aš kaip, reiškia, mechanikas, inžinierius, man priklausė visi, reiškia, mechanizmų priežiūra, jų planavimas, jų, reiškia, į darbą įvedimas ir taip toliau. Nu, tai tiek savo. Papasakot plačiau apie savo senelio darbą. Ir gal iš tikrųjų dar pasakyti, kaip čia taip atsitiko, kad pradėjot domėtis tą knygnešystę, iš tikrųjų, ar iš tai dėl senelio, ar iš kažkokių tokių minčių, nes vaikai gal dar jūs ir neskaitė, bet iš tikrųjų mes gavom to gerbiamo svečio ir sveikinamai tokį žodį ir iš tikrųjų pirmasis straipsnis, aš kaip supratau, čia pirmasis jūsų straipsnis, tai tokia gal net ir spauda. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai žinokit, gerbiamas svečias niekur dar nedalyvavo ir tokios tradicinės pamokos nevedė. Pirmą kartą išdrįso atvykti pas mus iš tikrųjų. Ir čia tai yra tokia pirmoji pamoka, kur, na, tiesiog po tiek tai laiko jam teko sugrįžti į mokyklą ir būtent jums papasakoti tiesiog, na, tokius, manyčiau, svarbius dalykus. Tai pakol dar parimink Karoliną dar kartą tą klausimėlį ir tiesiog, na, pasakykit, kaip pradėjo domėtis knygnešystę. Aš supratau. Man lietuvių literatūra visą gyvenimą buvo labai artimas dalykas. Lietuvių istorija, lietuvių literatūra ir ne tik lietuvių, bet ir viso pasaulio. Mokyklose čia buvo mano arkliukas. Literatūra, istorija, geografija, gamtos mokslai ir taip toliau. Matematikos ir gal ir nelabai mėgau, bet, nu, tiek to. O čia buvo iš tikrųjų, nes, nu, gal tokis pašaukimas, gal tokios šaknys, va, iš senelių, gal iš kažkur kitur, va. O kaip, ką apie senelį, kaip aš minėjau, aš jo gyvo neprisimenu, kadangi jis tą dieną mirė, aš tą dieną gimiau. Va. O kas išliko iš jo? Nieko neišliko, absoliučiai. Pakrovų kaime, va ten, kur yra šitas autoservisas, va, ten kaip tik stovi ant senelio žemės, ant senelio sodybos. Ten yra išlikęs didžiulis klevas dar, kur senelio sodinta, o daugiau nieko. Viskas. O senelio kapas yra Vastakliškių kapinėse. Dabar aš jį šiemet pavasarį restauruosiu, padarysiu, naujinsiu taip, kaip turi būti, kad būtų akmeninis paminklas. Ir tada matysit, kaip daugiau. Kągi daugiau, nieko. Kiek galėjau, tiek pasakiau. O jūs pats galėtumėte tapti knygnešiu, jeigu šiais laikais būtų draudžiama lietuviška spauda? Kaip, apie draudžiamą spaudą, tai ką aš galiu pasakyti? Jeigu gerai supratau klausimą, reiškia, draudžiamas... Ar jūs pats būti knygnešiu? Jeigu šiandien sugrįžtų tie laikai, tarkim, ir ar jūs kaip senelis išdrįstumėte? Sugrįžkite į tuos laikus, ar kaip jūs pasielgtumėte? Klausykit, be abejo, jeigu buvo toks dalykas, šitas sausio 13-osios gynyba, ten buvo mirties arba gyvybės klausimas. Mes išdrįsom visi ten ir pasilikom. Be abejo, aš daryčiau tą patį, ką darė senelis. Gal ir daugiau. Nes mano tėvas, reiškia, irgi buvo savanoris. Kovojo, reiškia, 19-20 metais Stakliškės buvo užimtos Lenkų kariuomenės. Butrimonys taipogi buvo užimtos Lenkų kariuomenės. O, reiškia, Pakrovai ir Jasnas nebuvo, ten buvo Lietuvos kraštas. Reiškia, organizavosi savanorių būriai, tame tarpe ir mano tėvas. Tada jam buvo
suėjus, kiek jam buvo, 22 metai, organizavosi būrius, pirmiausia išmušė Lenkus iš Stakliškių, išmušė Lenkus iš Gerulių dvaro, ten buvo dvaras didžiulis Geruliuose, Mastoltavičių vadinosi dvaras. Ir dabar tenai tik tai Miklušiai gyvena, toj dvarvietėje. O to paties dvaro nebeliko, kadangi, kada buvo puolimas, išmušti Lenkus iš ten, tai dvaras tas sudegė, pastatą sudegino ir reiškia, puolimą vykdė toliau Girdonys, Ginėtiškėse buvo dvaras, irgi buvo atspirties taškas Lenkų, reiškia, iš ten išmušė, dvaras irgi sudegintas. Ir išmušė Lenkus iš Butrimonių, Perlojos ir iš Daugų. Ir Daugus jau išvadavus, mano tėvas buvo sužeistas ir jam baigėsi, reiškia, kovos tas laikas, po jisai gydėsi, buvo paliaupos ir tiek. Tai be abejo aš tą ir darytą. O kodėl aš dabar ėmiausi šito domėtis? Aš visada domėjausi tą straipsnį, bandau tik rašyti, kadangi aš dirbau darbą. Mano darbo stažas yra 50 metų. Aš pradėjęs 50 metų tokio techninio inžinerinio darbo. Nu, ten ir nebuvo kada, nebuvo laiko. O dabar yra sąlygos geresnis, yra kompiuteris, yra popierius, ten rašai, ten patvarkai, ten vėl rašai, taip toliau, žymiai kitokios sąlygos. Tai tiek. Tai gal tuos prisiminimus laikykit visus, kuriuos surinks ir gal sudėsit kada nors į kokią nors knygą. Bandysiu, kas išeis. Na, vaikų, ką dar nors? O gal dar iš tikrųjų galis papasakoti, gal dar pažįstat iš tiesiog savo šaulių kopos tarpe, na, galbūt kokių nors knygnešių arba susijusių su tuo, būtent su tuo darbu anksčiau, gal iš tikrųjų dar ką nors labai įdomiai skaityti ir kažkur gali parekomenduoti mokiniams, kad jį paskaityti. Nežinau, Stakliškėse turbūt šaulių būrių nėra. Ar yra? Nėra. Neturi. Jeigu būtų noras, pabandytum suorganizuoti nuo Stakliškių vidurinės, gal čia žmonių atsirastų, šaulių būrį. Aišku, gal ne aš vienas, aš ten iš savo Kauno, reiškia, apskrities, čia jūs priklausot šitai Kauno apskričiai, Prienuose yra šaulių kuopa. Prienuose ištinėjų. O Stakliškėse nėra kažkodėl. Labai gaila, bet jeigu būtų noras, tai bandytum kažką organizuoti. Nežinau, kaip čia yra. Nes yra, reiškia, Kaune rinktinė, ten štabas visos Lietuvos, yra, reiškia, rinktinė ten visa vadovybė Šaulių sąjungos. Ir, ten renkasi, reiškia, rašosi mano anūkai, irgi jaunieji šauliukai. Dabar jau netokį jauni pasidarė. Vienas jau 3 kurso medicinos studentas, o antras, reiškia, Vytauto Didžiojo universiteto 1 kurso studentas. Reiškia, teisės fakulteto. Mokosi ir siekia savo, kaip sakant, krašto. Lietuvybės savo puoselės taip kaip ir. Tai gal galėsite daugiau jiems pasakyti, kiek nors, kokia Šaulių sąjungos veikla, ką tie šauliai daro. Man atrodo, kad jiems įdomu, kuo užsiima šitie žmonės. Šaulių sąjunga kuo? Tai yra patriotinis auklėjamasis darbas. Lietuvos, reiškia, patriotizmo dvasios ugdymas. Karinė kažkiek tai dvasioj. Čia pusiau karinė organizacija. Pusiau civilinė, pusiau kultūrinė, pusiau karinė. Reiškia, supažindinama yra su ginkluote. Yra organizuojamos vasaros stovyklos. Ten žygiai daromi ir taip toliau. Aš dar norėčiau paklausti, vienas medalis už sausio 13 gynybą, jau parlamento, o kiti 2.
Čia už šitos, reiškia, sausio 13-osios, kadangi mes, čia ne tik kad sausio 13-osios, bet ir visos veiklos, kadangi aš, kada buvo Baltijos kelias, čia turbūt į Stakliškių irgi važiavo. Ir mes buvom taip. Reiškia, ten važiavo praktiškai visą Lietuvą. Užsikišo keliai, važiavo, kas ten darys. Aš organizavau išvažiavimą iš Kruonio elektrinės. Paėmiau autobusų porą ir žmonių tiek tilpų tiek vežiau. Nu, tai ta veikla. Ir paskui, reiškia, jau gynyba prisidėjau ir taip toliau. Reiškia, čia Gringolio. O antrasis, va taip čia yra Šaulių sąjungos atkūrimo medalis, kadangi sovietiniais laikais Šaulių sąjungos nebuvo. O paskui, reiškia, mes prieš, tai yra 89 metais Šaulių sąjunga buvo atkurta, gautos jai pagrindinės teisės ir va, dėl tai atkūrimo kūrimo, reiškia, antras medalis. Nu, o čia pasižymėjimo ženklas ginant parlamentą. Tokias trečiosios. Seniai matė vaikai, ar ne, kad tiek medalių ant krūtinės, seniau jūsų dar nebuvo, kai mes matydavom labai dažnai su daug labai pilna krūtinė iš visų pusių. Bet kai šiais laikais, tai iš tikrųjų labai retas atvejis ir labai gražiai uniformai atkreipė dėmesį, ar ne? Labai gražiai atrodo viskas, bet dabar aš dar norėčiau jūsų atsiklausti. Kiek jūs girdėjote iš prisiminimų, kad knygnešys, kuris platino, nešiojo knygas ir tą lietuvišką žodį apgynė, guli mūsų Stakliškių kapinėse. Tai jeigu tas kapas bus sutvarkytas šį pavasarį ir mes galim pasižadėti talkininkauti ir prižiūrėti, padėti kapą, reikės mergaitės pasodyti gėlytę, palaistyti, išrauti žolelę išaugusią ne vietoj. Ar galėtume bandyti tartis, draugauti, bendradarbiauti ir prisidėti bent jau prie tos atminties išlaikymo. Tai vis tik tai mūsų vėlgi miesto istorija. Ar galim, vaikai, pasižadėti jūsų vardu? Nu, tada iš tiesų aš taip ir jau tikėjausi iš jūsų to pritarimo. Būtų labai smagu ir labai malonu. Ir manau, ir tai būtų ir naudinga ir visiems. Aš čia dar turėsiu dar darbo, kadangi tas kapas dabar tik tai stovi medinis kryžius, kuris jau yra jau paseno. Ir šiek tiek mes ten patys, bet aš dabar jau, jį rekonstruosiu taip, kaip turi būti. Yra, užtenka man lėšų tam reikalai ir aš tą padarysiu. Ir dar jūs man pasakojot, kai mes dviese buvom pas mane kabinete, kad žinot labai įdomių istorijų dar apie senus laikus, ne su knygnešio veikla surištų, bet ir apie Napoleono armiją. Žinau, neseniai viena klasė mokėsi kaip tik tą temą, kai Napoleonas išvijo caro armiją. Kas skambutis, kaip gaila. Tokių dalykų, gyvų atsiminimų būtų labai gal įdomu. Dar trumpai keliais žodžiais, vaikai kantrybės. Pamoka yra šventas reikalas, vaikams rėmai juos jau pretenduoti. Gal labai trumpai, kas liečia Napoleono armiją. Mano mama yra gimus čia. Jai pasakoju jos mama, o mano močiutei pasakoju irgi. Tai reiškia, šitas pasakojimas toks trumpas, labai siekė, reiškia, Napoleono armijos žygiavimo į rytus laikus. Tai buvo 1812 metai. Taip? Mano ta promočiutė iš mamos pusės buvo mergaitė, gal 5-6 metų kažkaip. Jos mama labai sunkiai sirgo, namuose gulėjo, negalėjo paeiti. Tai reiškia, visi Stakliškių gyventojai visais gyvuliais su visų turtu išėjo į mišką pasislėpti. O armija čia užėjo, po namų šniukštinėje kur kas ką. Ir užėjo, reiškia, pas tą mano, reiškia, močiutės, promočiutės ten į namus, pasižiūrėti, kas čia darosi, kas yra. Rado tą moteris, dvi mergaitė paliegusią tą moteriškę, pasižiūrėti prancūzų armijos kareivius, sušautos, uniformuotos, ir taip toliau. Pamatė, kad serga. Nusiėmė, reiškia, kuprinę, įsitraukė stiklinaitį medaus, paliko ir, susikalbėti, aišku, nesusikalbėjo, bet paliko tą medų ir išėjo. Žygiavo toliau. Bet toks prisiminimas buvo.
Tai aš iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad tai tikriausiai ne paskutinis mūsų čia dar susitikimas, vis tiek jeigu jūs čia lankysitės ir tvarkysit tą senelio kapelį, tai iš tikrųjų ir mes norėsim sužinoti tą vietą ir manau, galbūt tų prisiminimų dar atsiras daugiau, gal ir iš senelio tiesiog mes kaip kalbėjom, sakėt, kad galbūt ir nuotrauką vieną kitą kokią galbūt surasit, kažkur gal dar yra, gal kaimynai turi pasibendrausit ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, vaikai, manau, kad naudinga pamoka ir tiesiog bent jau plojimais padėkokit gerbiamams. Tikrai tyliai sėdėjot ir klausėt, ir klausėtės be abejo ir manau, kad iš tikrųjų ir padrasinot kartu gerbiamą svečią, kurie buvo iš tikrųjų pradžioje labai nedrąsu. Tai ačiū dar kartą jums labai už apsilankymą.